Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandieną pakalbėsime apie tai, kaip tinkamai pradėti filmuoti ir kaip visą šitą filmavimą paversti tinkama pramoga jums ir uždirbimo būdų iš jūsų veiklos arba tam tikrų situacijų. Pirmiausia, ko jums reikia po ranka turėti, tai pirmiausia turite turėti, kaip aš turiu, išmanųjį telefoną geros raiškos su 2 megapikselių kamera arba labai aiški megapikselių kamera. Kitas dalykas, šitame telefone, kurį jūs turite, gali būti mažesnė raiška, tai didesnė raiška, tai didelio kažkokio dalyko nepakeis, bet pirmas dalykas, ką reikia padaryti, kad jūs pradėtumėt filmuotis, tai reikia pradėti filmuoti. Nesvarbu, ar tai būtų labai aukšta raiška, ar būtų žemesnė raiška jūsų telefone, jums reikia pradėti filmuoti kažkokį turinį ir jį kelti į tam tikras platformas. Čia yra pirmas variantas. Tai pradėti filmuoti su telefonu, jums nereikia jokių fotoaparatų ar kažkokių specialių dalykų, tiesiog pradėkite filmuoti su paprasčiausiu telefonu. Čia būtų pirma pamoka. Antras dalykas, kaip verslo kalvis Mindaugas, galiu pasakyti tai, kad vieta ir lokacija visiškai nėra svarbi, kur jūs filmuosite. Ir tiem kitiem žmonėms visiškai nėra svarbu, kurioje vietoje jūs filmuojate. Svarbiausia, kad tai būtų jums rami vieta, galite atsipalaiduoti toje vietoje, galite nusiraminti ir be jokio streso, be įtampos filmuoti. Aš tai darau savo namuose, nes man tai yra patogiausiai, galima daryti lauke, mašinoje, automobilyje, autobuse, troleibuse, traukiniuose ir visur kitur, kur tik norite tą daryti, tą ir darykite. Svarbiausia, kad turite telefoną, turite tam tikrą vietą, dėl tos vietos nestresuojate ir tiesiog filmuojatės, gali būti ir aplinkiniai žmonės, ir pašaliniai žmonės prie tam tikros vietos. Jeigu jūsų tai netrikdo, aš tai darau su savo žmona, kuri yra už kadro, bet man iš principo tai yra kaip pagalbininkas, kuris vidaus pozicionuoja tam tikrus dalykus ir gali man tam tikrų laikų paaiškinti vieną ar kitą situaciją už kadro, ką aš gerai padarau ir ką aš blogai padarau. Tai va, jeigu ką, galite filmuoti su priekinė kamera, galite filmuoti su galinė kamera, didelio pozicionumo vietos nėra, ta prasme, ar su priekinė su galinė kamera filmuosite, labiausiai, kad būtumėt nusteikęs prie tam tikros vietos, ar būtumėt atsipalaidavęs ir prisirišęs kuo labiau be streso filmuoti su tam tikrais įrankiais, kaip telefonais arba fotoaparatais, kad jūs nejaustumėte nei lokacijos baimės, nei telefono, ta prasme, baimės raiškos. Tai tuos du dalykus įgyvendinę galite pradėti filmuoti kažkokius trumpus video siužetus ir nesvarbu, ar tai žmonės iš jūsų juoksis, ar reikš kažkokią emociją apie jumis. Svarbiausia, kad jūs liktumėte patenkinta savo darbu, o eksponentiškai kilsite į viršų, jūs nusipirksite automatiškai geresnį telefoną, nusipirksite mikrofoną ir taip toliau. Aš rekomenduoju telefonas ir vieta yra du svarbiausi dalykai, nuo ko žmonės ir pradeda filmuoti. Trečias dalykas. Yra paprasčiausias turinys, tai ką jūs norite perteikti per video medžiagą su savo formatu. Ir būtent emocija, kaip jūs esate nusteikęs šitam filmavime ir panašiai. Jeigu jūs būsite nusteikęs liūdnai arba panašiai, tai irgi yra emocija, tai žmonės žiūri juokingus video, nejuokingus video, rimtus video, nerimtus video, tai yra emocija, ir bet kuri emocija iššaukia reakciją, tai reiškia, jeigu jūs filmuosite turinius tam tikrą emociją, tai tas žmogus vis tiek peržiūrės kažkurį tai turinio laiko tarpą jūsų tame filmuotame intarpe ir jisai kažką tai pasiims iš to siužeto, ką jūs būtent ten filmuojate. Tai turinys ir emocija, kai perteiksite tos du dalykus be vietos ir be telefono, kad turite filmavimo, ta prasme, įrankį, tai kitas dalykas bus pateikti turinį ir emociją. Susigalvokite, apie ką kalbėsite, kaip kalbėsite ir panašiai. O toliau važiuojam, papasakosiu kitą informaciją. Nuspręskite, kokia yra jūsų kaip video blogo filmuotojo žinutė ir tikslinė auditorija. Jeigu jūs dabar nusprendžiate filmuoti savo video medžiagą apie automobilius arba automobilių apžvalgas ir pateikti žinutę, kad šitie būtent BMW arba Audi automobiliai yra geri, tai būtent apie juos filmuojate visą šitą medžiagą ir jūsų žinutė yra pateikti tai, kad būtent šitie automobiliai yra geresni nei žemiau esantis automobiliai, kurie jūsų nuomonė yra žemiau. Ir tai viskas normalu, nes tai yra jūsų nuomonė, jūsų pozicija
Ir jeigu jūs galvojate, kad Audi automobiliai yra geresni negu, pavyzdžiui, Opel arba BMW automobiliai, dėl tam tikrų specifinių dalykų, jūs apie tai turite kalbėti, nes tai yra jūsų žinutė ir jūsų ta tikslinė auditorija, kuri myli Audi automobilius. Jums nereikia meluoti, kad ta prasme, kad Audi automobiliai yra blogi, kad BMW automobiliai yra super geri. Jeigu jūs tikite Audi automobiliais, tai jūs skleiskite tą žinutę, kad Audi automobiliai yra labai geri ir jūs tikėkite tai, ką jūs darote ir tai, ką jūs filmuojate, perteikite tą žinutę. Gal kažkuriam žmogui pavyks per jūsų video įsigyti būtent Audi automobilį, jisai jums padėkos už tai, kad suteikite pilną informaciją filmuodami apie Audi automobilius arba kažkokią tai nors kitą veiklą. Tai va, tai visada turėkite tikslinę žinutę ir auditoriją. Montavimas. Video galima montuoti arba juo nemontuoti. Galima tiesiog, kai filmuojate, sustabdyti ir daryti kadrais, ta prasme, be jokio montavimo palaukus. Galima naudoti tam tikras programinės įrangas ir programėlės, su kuriamis galite sumontuoti video medžiagą arba kadrais, arba iš vieno ištiso video medžiagos sukarpyti, sumontuoti. Tai galim daryti specialistai. Aš pats montuoju ir viską darau su tam tikromis programomis. Jeigu nežinote, kokias programas naudoti, galite rašyti man, aš jumis pakonsultuosiu su tam tikrą mokestį, kaip sumontuoti gražų, komplektišką video su jūsų visa turima medžiaga ir jums tai padės kaip žmogui tobulėti ir augti, o jeigu ne, paprastai buitiškai filmuokite, tiesiog pertikite žinutę ir jūs neapsikraukite, ar jums čia labai baisiai reikia ten kažką sumontuoti, tiesiog filmuokite. Vienas iš patarimų, o montavimą atidėkite profesionalams. Kitas labai esminis dalykas yra tai, kad tai, ką jūs nufilmavote, jūs nelaikytumėte kažkur ten stalčiuje, savo telefone ir panašiai, jums reikia paskleisti šitą žinią. Galite skleisti per TikToką, galite skleisti per Facebooką, galite skleisti per YouTube ir nebūtina jums ten daryti kažkokių ypatingų žingsnių, kažkokių super kažkokių dalykų. Jūs galite tiesiog įkelti video ir laukti, ta prasme, peržiūrų ir taip nuosekliai keldami savo turinio video medžiagą ateityje uždirbsite pinigų arba iš esamos veiklos pasamdysite tam tikrus specialistus kaip mane žmogų ir aš jums sukombinuosiu, padarysiu, bet svarbiausia, kad jūs turite telefoną, turite vietą, turite turinį, emociją, žinutės, turite montavimą arba nereikia to montavimo ir tiesiog skleidžiate tą visą žinią per sklaidos kanalus. Tai būtų tiek. Ir kai jūs jau turite visą šitą medžiagą, turinį, tai yra rezultatai. Iš pradžių tai rezultatai gali jumis netenkinti, gali būti žemiau lūkesčių arba gali būti aukštų lūkesčių. Ta prasme, nežinia, kaip čia tai jūsų turinio medžiaga išaus arba neišaus. Tai čia yra kitas medalio pusės reikalas. Bet iš esmės, ta prasme, rezultatai ateina palaipsniui, ilgai ir nuobodžiai filmuojant ir to pasakoje ateina pas jūsų ir klientai. Iš tų rezultatų tai, ką jūs jau nufilmavote. Tai, ką jūs nufilmuojate, kelkite tą turinį, nes dabartinėme laikmatyje žinome tai, kad video filmuoja visi. Jums nereikia bijoti visiškai jokios kameros, nebijokite, ką pasakys ten kaimynas, Petras, giminė, Antanas, nežinau, ten sesuo ar pusbrolis. Svarbiausia, kad jums būtų rezultatas, o kai ateis rezultatas, pasimanysit kiti žmonės filmuoti tai, ką jūs filmuojate, arba jums ateis pagalbininkai prie jūsų srities arba tam tikros sferos. Tai va, aš rekomenduoju, kaip verslo kalvis Mindaugas, filmuoti turinį, kuo plačiau, kuo geriau, skleisti savo žinomumą ir nesvarbu, kaip tai jūs darote. Su jumis buvo verslo kalvis Mindaugas, sekite mane ir rašykite man, drąsiai kreipkitės, su jumis buvo Mindaugas, ačiū.